Labą dieną, chebrytė. Šiandien truputį tokia kitokia diena. Nekauktų man čia. Kitokią dieną neturim, kaip neturim, nu turim darbą, bet tie darbai tokie pavieniai, nes ką va, gyvulių šėrimas, aplinkos biškį tvarkymas. Dabar telyčiom rulonai įmečiau. Telyčiom ruloną, dabar karvėm reikia ruloną, bet šitas šienas buvo laukuose į kūgį sudėtas ir jisai nėra labai ypatingos būklės. Bet kaip papildomai biškį karvytėm pašertai, tai dar gerai. Nereikia ypatingo kažkokio paviršių, tą nuimam. Daug išsimeta, nes yra biškį pelėsio, matau. Bet susivalgys. Kitką mesim, va, mėšlidė kaip pravalė. Vakar porą priekabų išvežėm iš mėšlidės. Tai nebedaug dar va, kraštus reikia atsivalyti ir bus ledas. Bus galima toliau mėšlą kaupt, dar reikia va iš čia vežti tas žemės lauk, tas padangas susitvarkyti, čia susirinkti. Tai čia reikia padangas susirūšiuoti, susidėlioti, nes atvežė gerai mums po rulonais, nes kiekvienais metais rulonų vis daugėja, tai taip ant žemės dėti. Nu, tipo, galima, aišku, mažiau vargo, bet čia labai šlapia vieta yra, tai ir dabar dar vanduo stovi, tai po to supūna labai greitai. Tai mes pasikišom padangas po apačią ir tada būna puiku. Karvukam įmesim ruloną. Taip drąsiai iškėlęs frontalą važiuoju, bet gal nieko nebus. Lyg tai lygus pagrindas. Skanaus. Išjungėte? Man reikėjo net lipt lauk su frontalu, labai gražiai susikabino viskas ir labai puiku. Viskį su Belarusu dar nukabins. Nukabys mėsliuką. Pakrausi priekabėlą ir turbūt vėl reikės išvežti. Ką čia dar reikia padaryti? Reikia pažiūrėti, ar veršis. Ne, va, vaikšto. Tenai va, tą va išvedėm, tą va išvedėm. Kur gardė buvo, tai juos dabar pririšom prie, įkalėm su polais, kad biškį prie piemens prisiprastų, nes vakar vieną paleidom. Tai kai paleidom, tai paleidom. Trijose vietose piemenį nutraukė, jie dar nesupranta, ką reiškia piemuo. Tai
nėra ko norėti, šiandiepa buvo, nuo vakar iki šiandiepa buvo pririštas į kaltų kuolų. Dabar paleidom, lyg tai viskas gerai, tai dar ir kitą išvedėm. Tai tas tegu biškį pabūna, apsipranta, paragaus piemens, tai bus kitaip. Tai šiandieną nežinau, galbūt reikėtų eiti. Dabar lyg kaip ir viską pasidarėm aplink gyvulius, ką reikėjo. Tai galbūt reikėtų eiti čia susitvarkyti, nes čia buvo šeriami veršiai ir šiaudai iš čia buvo įmami į tvartą klot. Tai gal reikėtų tuo susitvarkyti, tvartą išsivalyti. Ir nežinau, tvarto projektas biški nusikelia, nes niekaip nepavyks, aš manau, pastatyti jo šiemet be šansų. Tam reikia, dėkim, 15 kokią tūkstančių. O šiuo momentu mes sau leisti tiek negalim. Tai maks, ką mes galim padaryti, tai truputį investuoti ir padaryti dar kokiom 4 karvėm vietos. Šiaip 3 tik tai reikėtų, bet darykim 4, nes gali būt, kad vis tiek kažkas bus, kad viena telyčia galbūt įsives žiemą į tvartą, gal ves turės ar kažkas, o lauke nelabai gerai. Tai reikėtų kažką sugalvoti, šitą kiuženą griaut lauk. Aš bent jau taip norėčiau. Griaut lauk ir dastatyti kažką kito. Nes nesąmonė yra. Norėčiau ir transporterį įdėti, aišku, jau tas transporteris atgyvena, bet transporterį įdėti. Aplinkui dar papildomai išbetonuoti, nes dabar tik tai blokai sudėti. Išbetonuoti, galbūt kada eitų priekabą pristumti ir transporteris tiesiai į priekabą krautų, bet viskas remiasi į šitus. Tai vat, tokios mintys, žodžiu. Pavargau. Yra ką mest, ypač čia iš kojų, po kojom priekinim prisitrypusios. Biškį yra ką pavalyti, dar anas tvartas. Čia 5 vietos ir tenai dar 5 vietos. Bet ano jau šiandien nevalysiu, tik čia. Nu va, vienas išvalytas. Nepilnai, nes ten dabar ant šėrimo tako užstatyta yra grūdų, tai to, tai ano, tai kercheris, žodžiu. Visokie jovala. Tai to, nu bet ten ir šiaip šienas tėra, tai ten belė kada staigiai į kaušą susimesti ir išvežti. Dava įmesiu į priekabą mėšlo. Iš čia pakabinės reikės jau čia išvežti, išverst ir tiek. Tai va, tai nežinau, ką su tvartu daryt. Kažkas rašė, kad tvartus dabar stato žiūrovai, nu, tipo, kad sumeta pinigų ant tvartų. Tai jo, aš tą žinau, bet nemoku aš taip padaryti. Kažkaip man gėda prašyti.
net nekyla liežuvis taip daryti. Nesakau, čia aš neturiu nieko prieš, ta prasme, kad ten toks ar anoks, bet nežinau, man, ką žinau, kai reikės, bus tikrai labai sunku, tada ir aš gal paprašysiu pagalbos iš jūsų, bet šiuo momentu, jo, reikia būtinai, tikrai yra blogai, reikia tvarto, bet, gal kaip nors dar patys, nežinau, bandysim. Reiktų jau gal atvažiuoti suverst, nesuverstą, sustumtą mėšlą, bet dabar gal dar pastovi, aš manau. Dabar taip važiuodamas pagalvojau, kad galbūt mes jį čia rudenį iškratysim. Ne čia, o tenais, kur rugiai. Labą dieną. O, kažkas kameros nepasikrovė. Nuliuks. Ką? Nauja diena, sekmadienis. Turi būti tyla ramybė. Galvojau eiti, kur buvo rulonai, susitvarkyti padangas, bet dabar taip atėjau. Pasižiūrėjau. Tai sakau, gyvulių viduj nėra. Karvių nesutalpinsim. Tvartą ar atstatyti išeis, abejoju. Tai reikia bent jau kažką, aišku, užknisą lipdyti, bet, dar labai toks ant klaustuko tvarto atstatymas. Ar pavyks, nežinau, bet pasiruošti, jeigu tai pavyktų, pasiruošti galim. Tai pirmiausia, ardysim šitą dalį visą, iškart pjaustysim malkas, šiferius nusirinkt susidėt ant paletės, apsukti turim tą tokia kaip maistinė plėvelė, bet jinai statybinė medžiagom skirta šiaip. Tai nusirinkt, užsidėt, susisukt, tada išsivalyti visus mėšlus, išsivežt ir tada eiti knistis po tvarto antrą aukštą, krauti šiukšles į priekabą ir vežti, atsirūšiuot reikia ir vežti į šiukšlyną. Tai va taip kažkaip, nežinau, šitaip greitai nežiūriu, kad kamera baigia įsikraut. Tai nežinau, gal šiandien ir pavyks padaryti. Turėtų, šiaip nėra didelis jisai, nusigriauti ir gal dar mėšlas išsivežti. Galvojau dar ir presą eit, gal pasijungt, pasižiūrėti, kas čia gero su juo. Bet dabar gal truputį dar nieko nedarysiu, o reikia tepalus pasižiūrėti, nežinau, aš čia spaudinėjau tą štucerį, tai nulygtas tepalas švarus kaip ir, bet žinot, kitą kartą kai būna, nenoriu murzytis rankų, švaruolis esu. Tai nežinau, šiaip gal tas presas buvo prie importinio traktoriaus kabytas, tai nežinau, matysiu, bet reikės pasižiūrėti. Šiaip jau reikėtų pradėti krūtintis, nes žolė visai nebloga, visai nemaža ir galbūt už kokių 2-3 savaičių jau reikės ir mum kurt šienapjovę. Kaip gerai atrodo. Šiferiukas visas sukrautas. Mediena, kas buvo supjaustyta. Kaip ir nebėra dar keli stulpai likų. Eisim po to pabaigti grevimą darbus. Vakar visą dieną prasivažinėjau per žmones, kadangi perimu ūkininkavimą, tai reikia visas sutartis susirinkti savo vardu. Tai yra reikaliukų. Ir dar noriu pažiūrėti jau biškį techniką ruoštis šienapjūtei. Tai turim John Deere kompą. Norėtųsi pasijungti
pasijungti jį, pasižiūrėti. Neprisimenu, kiek presas rulonų susukęs. Tai reikėtų pasijungti gal, kad gal vėliau truputį pasijungti, kad pasižiūrėti, kas čia gero yra ir kaip čia eis dirbti su juo. Tai... Bet neprisimenu, ar tikrai ar gerai prisimenu, nežinau, lygtais, kad jisai sukė 17 štukų rulonų. Tai jau čia biškį būtų negerai, bet šiaip, sakykim, matysim, kaip čia bus. Ir dabar galvoju, kur man jį prisimontuoti patogiau būtų. Gal čia. Bet čia prisimontavus, kai žinai, ir laidas dais. Gal čia. Čia būtų visai patogiai, ne? Aira, neknark. Čia būtų visai patogiai. Arba yra dar čia 2 skylutės su sriegiais. Tai, tipo, kažką gal tokio pasidaryti, bet čia jau biškį per aukštai gal. Nebus patogu, akių lygį maždaug pasidaryti. Būtų geriau kažkur va taip. Reikia pamastyti čia. Pasišeriam gyvuliukus. Tai prasidėjo žolės pjovimo sezonus. Surinktų važiuoja pašienauja žolės, atveža čia išverta. Nuvežam telyčiom, karvėm. Biški šviežesnė žolės, nes nevarysim į tenai, kur turėjom varyti, nevarysim, nes su traktorium važinėti nepatogu yra į tuos laukus su tais aparatais trinktis ten. Ir po to sezono metu reikia kažkam grįžti, kad nuvažiuot pas karves. Tai žodžiu, o mašinos dabar šiuo metu turim mašiną su kabliu, bet prie jo nieko nenorim kabyti, nes galinis tiltas matai, žodžiu. Štiš iš čia, zuikito. Žodžiu, kompas pajungtas, čia viskas veikia. Viskas veikia, dangtis atsidaro. Tik tais problema ta, kad tenais, kur yra tavo rodiklį, kai nuleidi dangtį, turėtų ant priverstinio palaikius turėtų sukelt spaudimą. Niekas nevyksta. Tai nežinau, reikia dar šlaunius nusileisti, kad ant posūkio kardano nesulankstyčiau. Gerą dieną. Nu ką, turim Lego. Žodžiu, tada atvažiavo žmogus, pajungė prie keiso. Šlangas ten pažiūrėjom, viskas atsidaro, užsidaro, padboršikas kilnojasi, darbinis suka, viskas gerai. Bet taip, sako, pas tave spaudimo, sako, nesukelia. Ir pradėjau sekančią dieną aiškintis, kur dingsta spaudimas, kodėl jo nesukelia ir panašiai. Tai buvo variantas, štai čia vat yra, sukasi toksai vat vožtuvėlis.
Jisai reguliuojas, na aišku, jisai jau čia ne pirmos jaunystės, jau yra tie nugriaužti, bet čia aš pats nugriaužiau. Čia skylė buvo, šitus aš pats nugriaužiau, nes bandžiau išmankštintis, buvo iki vidurio atsuktas, buvo surūdijęs ir nesisukinėjo. Taip išsisukau aš į lauk, pramankštinau. Ir kaip ir, sakau, pabandysiu, susukau iki pat galo, turėtų, sakau, kelt tą spaudimą. Bet nesukelia. Tai pradėjau knistis po presą ir užkliuvo tas, kad tas dačikas jau atrodo labai senas ir viduj, kur būna skystis, tas skystis išbėgęs visas, sušokęs į kažkokius tai gabalus ir nesuprantu, kas yra. Tai šiandien nuvažiavom, pasiėmiau dar tą vožtuvėlį, sakau, tuo pačiu pasikeisiu, gal jisai blogas. Tai žodžiu, vožtuvėlio kaina. Jezu, kur aš pasidėjau tą purškiklį. Savo. Žodžiu, to vožtuvėlio kaina 970 su PVM. 970 su PVM už tokį šūdą. O tas, šitas daiktas 970. O šitas 400 plus PVM. Už ką? Čia visada tokios kainos buvo ar ne? Tai tiesiog pasiėmiau tokį 200 PM barų atlaiko. Viskas kaip ir, ne kaip ir, bet viskas tinka. Ir jo kaina 18 eurų. Tai nežinau. Dabar bandau įsidėti tą barometrą, įsidėti vožtuvėlį, įsisukti atgal ir žiūrėsim. Nes biški neįtikėtina yra tokius pinigus mokėti ir nesąmonį už tokį dalyką. Tai bandysiu pasižiūrėti, vėl prisikabinti. Šiaip sukti tai suka tvarkingai, viskas ten gerai. Iš kitos dalies, bet tik tai vat su tuo spaudimu man klausimų kyla. Bandžiau ir šlangas keitaliot. Ir taip, ir štucerius bandžiau keist. Sakau, gal vieno štucerio normaliai neįspaudžia, bet lyg viskas gerai, tai nežinau. Matysim, kaip čia bus. Einu, pabandysiu susirinkti visą ir žiūrėsim tada, kam turim. Tu užkabink, aš tau riešutą duosiu. Neklyk, ble. 150. Ne, tai čia matai, dabar barometras pakeistas, nežinia čia kiek jis turi rodyti, bet svarbiausia, kad jau žinau, kad spaudžia. Ir va, kame bėda buvo. Tai gerai, ačiū Dievui. Bandyk dar paveršti. Tai čia yra, reguliuojasi šitie, spaudimas kažkaip susikelia ir tada, dabar visai kitaip dangtį uždaro. Šešta, o kiek sakė turi būti? Tai pasakė, presam nedaug iki 2-5 barų, bet aš netikiu. Nes tas originalus, kur buvo, jisai maksimaliai keldavo iki 200 barų. O čia dabar kiek 100 užkelia. Tai labai gerai, tai reiškia dangtį prispaudžia, o kai darysi ruloną, dangtį stums atgal ir tada kils iki 200. Tai gerai, dabar tą vožtų, tai va, kame čia bairis. Bet tai aš praeitą kartą irgi šitus bandžiau sukinėti. Kai servizą skambinau, sakė tuos Jo, čia padė. Kai servizą skambinau, sakė šitus pasukį, tai... Šitą pasidėk. Man jau neduok į konteinerį, tai jo zapas. Aha. Į šiukšlyną nebent. Tai va, aš šito irgi nežinojau. Giminaitis turi 3 keisus. Tai jisai jau
atkalę sistemą aš jam pasiskambinau, sakė bandyt šitus pasižiūrėti, bet aš nesukinau dėl visą kodą, paskambinau įduot, nu va, pasiteirauti, jau buvo po darbo valandų ir jūs pagalvokit. Nu, šiaip gan neblogai, sakyčiau, servisas dirba, jeigu žmogus po darbo valandų nori atvažiuoti pažiūrėti, kame bairis. Tai labai gerai. Karmos taškų jam. O jo, tai, bet praeitą kartą irgi sukinėjau aš jį, bet man spaudimo nesukėlė. Nu, tai reiškia sukėlė, bet barometras to neparodė. Tai labai gerai. Ramu dabar. Bus galima jau dabar prisivaryti ir tik tais išsipūst visą, susitept. Tinkliuką dar reikia nusipirkti. Tinkliukas 1,25 m pločio. Tai matysim. Žinokit, kaip man palengvėjo. Kaip į tualetą nuėjus. Galvoju, tai ką dabar daryt, galvoju, šitokiom kainom, jeigu ten tą barometrą pirkti ar tą vožtuvėlį, tai sakau, nesąmonė, čia, nu, galvoju, dar gali būti cilindrai kiauri gal. Bet jeigu būtų cilindrai kiauri, tai pakelt sunku būtų, nu, dangtį atidaryt galinį. Tai, okei, viskas tvarkoj, nes kažkaip aš tą presą pirkau iš Kunistos. Ir kai buvom nuvarę su Tautvydu apžiūrėt, tai lyg tai kaip ir viskas ten gerai buvo, kažkaip į tą spaudimą, tai aš net neatkreipiau dėmesio, nes buvo prie traktoriaus užkabintas, prasuko viską, pažiūrėjom konkrečiai, bet kažkaip neatkreipiau dėmesio, jis tenais normaliai sukelia ar nesukelia ir man užsimiršo ir dabar vat, prisikabinu ir neinu. Nu, okei, galvoju, tai. Bet gerai, da čia, sakykim, pigiai išsisukau, 18 eurų man jisai kainavo, nu jis yra ne toks, kokio reikia, bet išmoksiu dirbti su tokiu, bus gerai. Da tokio bairio nematęs, kad darbinis atbulaisiu. Nieko nesupratau. Presą atbulom suka. Darbinis sukas į tą pusę, bet presas atbulom. Žodžiu, kažkokios tai nesąmonės čia vyksta. Nežinojau tokio bairio, kad ant šito preso yra reversas. Čia va. Po reduktorium yra reversas. Ateina fiškė, ateina laidai, viskas. Ir aš prieš tai čia mes kai bandėm, ta kur yra padavimo du rolikai, jie turi viens nuo kito kažkaip atsitraukti, atsilaisvinti, kad eitų prasukti ir ištraukti buvo apvyniotas tinkliukas. Kad ištraukti tą tinkliuką, tai aš ten per mygtukus perėjau ir kažkokiu būdu persijungė reversas. Jungiu presą, nesuprantu, atgal suko. Kaip čia taip galvoju, gali būti, nu, pasižiūriu į kardaną, žiūriu traktorius, tai į tą pusę suka. Viskas gerai, o presas sukas atbulai. Tai po to pasižiūriu po apačią, žiūriu, yra tas cilindriukas toks elektrinis, tai persijungia reversas kažkokiu būdu. Paskambinau dabar į pardavėjui ir, žodžiu, perskambis ir atsiūs instrukcijas, kaip perjungti. Aš ką tik nuo tenai iki čia atvažiavau su padėta kamera, va, kuris stovėjo štai čia. Per plauką nuo nelaimės.